She knew from the finish to the start it was bound to fall apart. That's the Cupid says he died. Wouldn't it be sweet if she could die from a broken heart? And there was a boy who lived inside his head. He couldn't face the world, so he turned his back instead. He couldn't see in front of his eyes. His fancies of outlaws had him hypnotized, and he knew from the finish to the start it was bound to fall apart. That's the Cupid says he died. Labadiena, ką manote apie gyvą rytą? Sveikinam gyvą rytą naujųjų metų progą. Mes stengiamės beveik kiekvieną kartą ateiti. Kartais atsinešam arbatos, kavos, valgom, žaidžiam žaidimus. Jeigu sakas atsikelti, tai tikrai ateinu. Aš dažniausiai nesiseka. Bet kai nesiseka, vis tiek atsikeliam į tam pasibūdinam. Labą dieną, ar žinote, kas yra gyvas rytas? O norėtume dažniau lankytis? Norėčiau, bet sekmadienis būna visus dažniausiai virš 10. Būna 5, būna 20. Nu, bet kada va tas svarstas? Jau laukia geresnio oro. Labą dieną, ar žinote, kas yra gyvas rytas? Ypatingai tas, aš atsimenu, kai buvo mergas prisinešė sausainių visokių, ir tad buvo atkritinėję nuo tų, ten, tų vamzdžiokų. Tai ten man kažkaip... Gyvas rytas mane veža, nes susikaups. O, aš irgi susikaups, taip. Na, ja. Trečias dublis. Teko vienas jau. Manau, kad gyvas rytas iš tikrųjų yra labai puikia idėja, nes tiesiog, nors prisipažinsiu, kad kiekvieną kartą į gyvą rytą atsikelti yra labai sunku, kažkaip noriu susimiegot, pasiilsėti prieš savaitę, bet taip pat kiekvieną kartą prisiverčia atsikelti, nueiti tenai. Po gyvą rytą tiesiog jaučiuosi iš tiesų gyvą. Kaip Goda minėjo, kad norisi eiti kažką veikti, nesidėti namie, jo labiau prie pamokų. Tiesiog nori kažką daryti, ne tai, kad atsikeli visą dieną tam, kur aš žiūriu televizorių ar panašiai. Taip, žinau, labai stengiausi tą laiką, dar kartą nebuvau, nes labai mėgstau kaip mėgot. Nerimtai, tiesiog neteko sudalyvauti, bet visai norėčiau, nes manau, tai yra labai puikus renginys, ne renginys, o puikiai idėja. Jis labai yra gyvas. Iš tikrųjų labai faina užsiimti, taip, sekmadienį susitikti su draugais, pabendrauti. Žinoma, pažaisti žaidimus, paįvairint kažkaip savo savaitgalį ir ne tik pradėti jį svaigiais gėrimais, o ir pabūt pabendrauti su visais kariais. Labai nuostabus renginys. Gyvas rytas yra labai gerai. Jį reikia eiti kiekvieną sekmadienį. Gyvas rytas tai visų pirma vieta, kurioje sutinki savo draugus iš ryto, kurie pasitinka apie šypseną ir tai gal gerai dienai. Sektose nedalyvauju. Manau, kad gyvas rytas tai yra labai geras dalykas. Vis dėlto ten susirenkame, randame naujų draugų, kažką naujo vis nuveikėme ir tai, manyčiau, yra prasminga. Tarsi saulės spindulėlis mano tamsiam. Andriui Vilmantui linkiu surasti savo tikslą, kelią, mokytis, ieškoti. Dideli jie žmonės bus. Jie jau mokykloje ėjo savo keliu, turėjo savo idėjų, turėjo savo tikslų. Geri patarėjai, mokytojai netgi buvo kartais. Tai va, to aš ir linkiu jiems. Nepamesti to kelio. Velykų proga. Ir kalėdų. Bei gimtadienį. Ir skiriame šią pavalaitę. Veik. Aš pamenu, kaip pirmą kartą atėjau ir vėl
Saulė režimą. Šį sekmanį, tai kaip mes šešį gimtadienį. Jau ką, tai tada gyvesni įspūdžiai, ne? Jeigu ne... 11? Ačiū Dievui, pirmai buvo anksčiau. 10. Nekaip atsibėgti neįmanoma. Palinkėčiau, kad atsirastų daugiau žmonių, kurie suprastų vis dėlto, kas tai yra tas gyvas rytas, kad įsitrauktų į tą veiklą. Ir alkoholio? Žinoma, alkoholio, kad nebūtų. Gyvas rytas iš tiesų yra labai puikia idėja, nors aš dar nedaug lankiausi, tik kokius 3 sykius, bet labai gailiuosi, kad praeitais metais neidau gyvą rytą. Kodėl įsikūrė, iš tikrųjų nežinau, bet sveikinu labai, nes kiek teko matyti internete nuotraukų, tai jūs ten labai šauniai leidžiat laiką, susibėgat visi, tai va, manau, labai gera idėja. Tad palinkėk gerų kalėdų, tad palinkėk geros kloties. Linkiu kalėdų ir tau linkėsiu geros kloties. Labai gera idėja, labai liuks idėja. Gerai, kad tą idėją puoselėja, bet taip pasilikė 12. Aišku, gaila, kad 12 nebūna, ar jie ateina į šeštadienį sekmadienis. Ir ta idėja, aš kiek žinau, Vilniuje, ne, jinai perkelta yra. Dar smagiau, kad... Gyvo ryto gimtadienis, tai sveikinu ir čia pirmasis gimtadienis. Tai vat metai jau ir praėję. O kas įkūrėjas? Vilmantas Andrius. Vilmantas Andrius. Labai malonu man iš viso, kai jie vaikai manau, kaip jis buvo. Bravo, vystymo, nes tikrai tokių žmonių, jeigu būtų kiekvienų mūsų mokyklai, Mes didžiuojamės juo. jeigu kiekvienų mūsų mokyklų būtų tokių mokinių tikrai. Nes ir direktorius, ir pavaduotojai, ir visas mokyklos kolektyvas, žinai, ir, pavyzdžiui, jo auklėtojai yra, Laimingi? O! Supranti, yra faina, kai yra tokių žmonių. Ir plus yra labai faina, kad tas jaunas žmogus, jis išvažiavęs iš savo namų, jis sugrįžta ir dar su savo draugais viską organizuoja. Jau, rektorė gimiau, apsimetėlis buvau. Vilmantui ir Andriui daugiau gerų idėjų, gerų minčių. Vilmantui, aišku, geriausia ten, kur jis žada stoti ir kad jis įstotų. O Andriui nežinau, visus metus nemačiau, negaliu pasakyti, ką jis ten dabar planuoja. Vilmantui ir Andriui labai ačiū už tokią puikią idėją. Jie subūrė žmonės, nors patys išvažiavo, tada linkiu jiems greičiau grįžti į Pakruojį ir apsilankyti vėl gyvamai. Andriu, mes tavęs laukiam grįžtant. O linkiu Vilmantui, Andriui, Tatai greičiau sugrįžti į Lietuvą, apsilankyti vėl gyvam ryte, vėl išbandyti šuolius iš aukštai ir taip pat gauti merginas, nes kiek žinau, trūksta vaikinų, kurie tai padarytų. Ir laukiam mūsų grįžtant. Neprarasti iš tikrųjų to tikėjimo tokio, kad visko galim pasiekti su gerais norais. Kitų metų tikslas sukurti dainą. Norim palinkėti gyvam rytui, kad jis toliau būtų toks pat gyvas, ar net gyvesnis. Prapaantrinkit mane, prašau. Taip. Linkiu susitvarkyt gyvenimą taip, kaip jums būtų geriausia. Ir ką aš žinau, tikėkimės greit jūs išvysime Pakruojyje, taip pat gyvame ryte. Su gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo diena. Ačiū tau, gyverytė. Už tai, kad tu esi, už tai, kad tu būsi ir kad tavo esybė atsispindėtų mumise dabar, ateityje. Ačiū. Ir vėl dabar sveikinam! Ačiū. The scenes and sounds will only bring her down. She booked us some moonbeams in her dreams.
and French fantasies on cinema screens that she